Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien jau įtemptai ruošiasi poryt prasidėsiančioms Lietuvos krepšinio federacijos taurės finalo ketverto kovoms. Nors vakar apie įtemptą darbą nebuvo nei kalbos. Žalgiriečiams buvo suteiktas laisvadienis, kurio metu taurės laimėtojai buvo palikti mylimosioms. Be abejo, ypatingai, visi įsimylėliai švenčia, jau labiau, kad ir aš įsimylėjęs esu. Nepaslaptys. Šį kartą išdaviau. Man kiekvieną dieną, kaip Valentino diena, tai aš didelio skirtumo nejaučiu. Šiuo gyvenime džiaugiuosi. Ar žmona sulaukia kažkokios staigmenos iš jūsų? Visą laiką sulaukia. Ir aš sulaukiu staigmenų. Ekipos legionierius Markas Popovičius buvo pakviestas dalyvauti Kauno arkivyskupijos organizuotame renginyje, kurio tikslas atsigręžiant į tikrasias vertybės, minint meilę ir šeimą. Čia arenoje vyko pasirodymas, aš turėjau ateiti ir pasakyti trumpą kalbą. Kalbėti dideliai miniai žmonių man buvo nauja patirtis. Tai buvo kur kas sunkiau nei maniau. Laikyti kamuolį rankose ir žaisti krepšinį daug paprasčiau. Šįryt rytinėje treniruotėje nepasirodė susirgęs Mindaugas Kuzminskas, tada jis pasirodys penktadienį, kol kas nėra aišku. Geresnė situacija su Marku Popovičiumi, kuris po kelių praleistų savaičių poryt stos į kovą su Kėdainių Nevėžiu. Neabejotinai aš būsiu komandoje per LKF taurės rungtynes. Tikiuosi gauti bent kelias minutes aikštelėje po šitų 20 dienų, kai nežaidžiau. Labai sunku pradėti treniruotės taip vėlai. Esu praradęs formą, ne bendraja prasme, bet kaip krepšininkas. Tačiau tikiuosi, kad viskas eisis gerai. Šiame turnyre atsisakius dalyvauti Vilniaus Lietuvos Ryto klubui, niekas nebejoja, kad kauniečiai apgins praėjusiais metais iškovotą Lietuvos krepšinio federacijos taurę. Tačiau patys krepšininkai taip nemano, arba to nesako. Koks skirtumas, koks varžovas bus, su kiekvienu varžovu reikia žaisti, reikia laimėti. Tai nėra skirtumo Rytas, ar Makabis, ar dar koks velnis. Sunku kažką atrasti, pasakyti, nes visi žino ir visi tikisi. Tos gal tokios kovos, kad nebus. Jinai tokia labai sunkiai vis tiek, kai būtų Rytas, tai čia mūsų amžiniai priešininkai ir nusiteikimas ir kova turėtų visai kitaip atrodyti. Dabar vis tiek maždaug žino, kad mistriškumų komanda lenkia kitas komandas ir visiems motyvuoti, kad jie žaistų 100% yra sunku. Bus tikslai tokie iškelti, kuriais mes turėsime laikytis, kiek turėsim kaip gintis, kaip apsiginti, kad bus daroma taip, kad, sakau, kad ritmas būtų palaikomas. Mes privalome į šias varžybas žiūrėti rimtai, nesvarbu ar Lietuvos Rytas žaidžia ar ne. Aš asmeniškai norėčiau, kad jie žaistų, nes Lietuvos krepšinis nėra toks pat, kai jie žaidžia ir kai jie nežaidžia. Kova krepšinio aikštelėje su ta komanda visada teikia didžiulį pasitenkinimą. Mes juos labai gerbėme. Manau, kad ir jie mums jaučia tą patį. Tačiau dabar jų čia nėra ir mes apie juos negalvojame. Šiuo metu jie mums nėra svarbus. Taigi esame susikoncentravę ties tuo, kas mūsų laukia. Tai yra Kėdainiais. O vėliau žiūrėsime, kas bus kiti mūsų konkurentai. Tikėkimės jau finale. Kauno Žalgirio arenoje įvyksiančiame LKF taurės finalo ketverto pusfinalyje Žalgiris su Kėdainių Nevėžiu susitikimą pradės penktadienį 18 valandą. Po to 21 valandą jėgas surems Pasvalio Pieno Žvaigždės ir Prienų Rūdupis.